Jėzus mokė, kad Dievas net į baisiausius nusidėjėlius žiūri ne kaip į priešus, kuriuos reikėtų sunaikinti, o kaip į paklydusias avis, kurių ieško ir nori parginti namo. Pasirodo, kad branginti ir mylėti reikia net ir tuos, kuriuos nuo seno niekinome. Žmonės, besilaikančių svetimų papročių. Tai paaiškėjo Jėzui keliaujant per Samariją. Kas ta moteris, kurie visi taip niekina? Samarietė. Viskas tuo ir pasakyta. Eime, turime nusipirkti valgyti. Neverskime mokytojo laukti. Gal galėčiau atsigerti? Tu žydas, o aš samarietė. Kodėl prašai manęs gerti? Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tavęs prašo, pati būtum jį prašiusi. Ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur imsi to gyvojo vandens? Šitą šulinį mums paliko mūsų protėvis Jokūbas. Jis pats iš jo gėrė, jo vaikai ir gyvuliai. Ar tvirti nesąs didesnis už Jokūbą? Kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, niekada nebetrokš. Jis taps jame versme vandens, trykštančio į amžiną į gyvenimą. Viešpatie, tai duok man to vandens, kad daugiau nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau čia semtis. Eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia. Aš neturiu vyro. Gerai sakai, neturiu vyro. Nes jau esi turėjusi 5 vyrus ir dabartinis ne tavo. Čia tai tu tiesą pasakei. Matau, kad esi pranašas. Mūsų samariečių protėviai Dievą garbino ant šito kalno. O jūs, žydai, tvirtinate, kad Dievą garbinti reikia Jeruzalėje. Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs, samariečiai, garbinate, ko nepažįstate. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai Dievo dvasios galia žmonės garbins tėvą ir atnašaus jam tokią tyrą garbinimo auką, kokios jis ir nori. Dievas yra dvasia ir tik jo dvasios jėga žmonės gali garbinti jį taip, kaip pridera. Štai toji moteris. Nesuprantu, kam jis su ja kalbasi. Ar jis bent žino, kas jį tokia? Žinau, kad turi ateiti Mesijas. Kai jis ateis, tai mums viską pasakys. Aš ir esu tas. Ateikite, pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik jis ne Mesijas? 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 Dievo pateptasis? Negali būti. Ateikit ir patys pamatysit. Mokytojau, valgyk. Aš turiu maisto, apie kurį jūs nežinote. Gal jam jau kas nors atnešė pavalgyti? Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Laukai jau boluoja ir prinokę pjūčiai.
Žiūrėkit, jų čia visas būrys atskuba. Samariečiam irgi bus skelbiama geroji naujiena. Miesto gyventojai plūdo pas Jėzų ir meldė jį pasilikti ir mokyti juos ilgiau. Viešėjome ten porą dienų. Jėzų įtikėjo daug samariečių.